Jau virš 20 metų mūsų įmonė prekiauja įvairiom detalėm. Tiek ūkininkam, tiek pramonė, tiek prekybininkams. Viena iš tokių specializacijų yra kaip tik kardaniniai velenai. Susidarėme su įdomia problema, kad žmonės, kurie skambina, kartais suklysta ir kol išsiaiškini, ko jie nori, tai visų pirma norėčiau pasakyti, kad čia vadiname mes ne kryžmę, bet šakutę. Taip kaip galbūt valgom su šakutė, tai čia yra kardano šakutė, o ne kryžmė, kaip daugelis pradeda mums kalbėti. Taip pat norėčiau pasakyti, kad kuomet klausiam, koks kryžmės dydis, va čia jau kryžmė yra, tai būtina išmatuoti tik tai 2 rodiklius, tai yra skersmuo kryžmės ir jos aukštis. Pagal šitos mes galim nustatyti, kokios jums šakutės reikia. Jungtis ar kryžmė, kiti vadina taip pat šitą jungtį, kurią galima skaityti čia ir homokinetinė jungtis. Labai svarbu taip pat išmatuoti ir patį vamzdį, nustatant, kokios kategorijos yra kardanas. Tai būtinai matuoti yra tokia nušlifuota viena briaunelė ir aukštis yra kaip tik šitoj vietoje. Dar vienas svarbus momentas, ypač šiemet jau teko girdėti, kad įtraukia žmogaus ranką ar įtraukia drabužius, tai apsaugos kardanų. Mes kaip tik prekiaujame apsaugom. Vieną jau buvau atsinešęs didesnę, tenai yra su stataus kampo kardanams, o čia yra paprastiems kardanams, ir yra Walter-Scheidinio tipo ir yra BP, tai yra Bondioli Pavesi tipo, kur daugiausiai italai gamina, kaip ir mūsų euro kardanas gamina. Dar vieną norėčiau atkreipti dėmesį. Šiuo metu, jeigu pardavinėjame šakutes, tai reikia atkreipti dėmesį, kad šakučių knopkutė šita yra apsaugota. Tai yra naujas standartas, jau keletas metų yra. Ir apsaugo žmogų nuo, taip pat, kad neužsikabintų kažkoks tai drabužis ar panašiai. Čia yra kaip tik seno tipo, matote, ir todėl jeigu kas nors turite dar seno tipo šakutės, vis dėlto rekomenduočiau pasikeisti. Tai pradžiai tiek apie kardanus. Kitam filmuke rodysime šiek tiek apie kitas dalis.